Juozo kapinynas. Tai vienas iš 2 pastaraisiais metais tyrinėtų Nemuno deltos kapinių. Nuo 1983 metų Daugaso kapinyne turime 117 nedegintų mirusiųjų kapų. Visi jie yra, sakyčiau, tokio labai koncentruoto laikotarpio tarp 700 ir 260 metų po Kristaus gimimo. Visą medžiagą, kurią mes ištyrėme, leidžia dabar sakyti apie jų, papasakoti ir pasakyti apie jų ryšius su kitais baltų kraštais, kitomis baltų gentimis. Pirmiausia, tai Nemuno deltos žmonės genetiškai patys artimiausi buvo prūsam, ypatingai Sendos teritorijoje gyvenusiai kenčiai. Arba patys tiesiogiai Nemuno deltos gyventojai, arba per savo kaimynus prūsus labai intensyviai prekiavo su Europos likusiais kraštais ir ne tik Europos. Labai tiksliai galim pasakyti jų ryšius su skandinavų gyventojais, Panonijos, Bavarijos dabartinės kraštais, su pietinė Italija ir galbūt netgi su šiaurinė Afrika, Aleksandrija, iš kur atkeliavo iš kapinių nuostabiausi papuošalai, tai emalis ir stiklo karoliai. Norėčiau paminėti 110 moters kapą, kuriame yra nuostabiausių papuošalų. Galvos papuošalas, jisai buvo skirtas prilaikyti plaukus, tiesiog juosta, bet ne visą kepurę. Ir nuostabiausių kaklo papuošalai, iš kurių be abejo išsiskiria vadinamoji kubinė antkaklė su pakabučiais. Tos antkaklės yra retas Lietuvos istorijoje ir charakteringas, būdingas Nemuno deltos moters papuošalas. Dar labai nustebino kryžinis žiedas. Tokių žiedų mes archeologijos istorijoje 1–4 amžiaus neturėjome ir manau, kad tai nėra vien tik tai žiedas. Tai greičiau yra saulės kryžius, tai yra valdžios ženklas. Įdomu, kad jisai rastas taip moteriai prie ranką pakėlus prie kaklo ir tas kryžius išorė atsuktas. Tiesiog moteris sakyta sako, čia aš valdau. Dauglaukėje archeologija aptiko ir ypatingą radinį. Iš 5 iki šiol Europoje žinomų geriausiai išsilaikiusią kepuraitę. Ji surinkta iš meistriškai pagamintų metalų plokštelių. Kad tai vietos meistrų darbas byloja baltiški ornamentai, saulės spinduliai plokštelėse ir sraiginės skiltinės Indijos, puošusios šią kepuraitę nešiojusios mergaitės kaktą.